Pelėsiais ir kerpėm apaugus aukštai, Trakų štai garbinga pilis. Va, nuo žodžių. Labas visiems. Esu Trakuose. Nežinau, labai senai aš čia buvau žvejoti. O pilis kaip įspūdingai atrodo. Pabandysim čia pamėtyti, šeriukų papešioti, dar kažko. Tema ką, avižadrebis, kaip visada. Crazy Fishas, Shimano, valas, paprastas mono 008. Va, kas avižiai. Whitebaitas ant vario 03. Nu ką, žiūrim, ką turim. Nieko čia niekas neatsivėja net. Nu, pasibandymų metimas. Einu šitenais pabandyti, pažiūrėti, paieškoti, kas ten. Čia tarp laivų nelipsiu. Čia. Tikrai puikios vietos. Na, kurgi pirmas žuveliokas. Nepatinka lietus man. Galėtų nelyti. Gal reikia keisti masalą. Keičiuosi į kitą. Va, šitą gražuolį. Raudoną. Dažniausiai pasiteisinęs jisai būna. Ir čia kažkur mačiau žuvis lakstė paviršium. Aukšlių didžiausias būrys čia nesaudo. O kiek čia jų vaikšto? Bet visos pakandžiotos, tai čia plėšrūnų yra. O, griebė viena. Tai gal pagausim kokią? Nepatinka jam kažkas. Nu, šaunam iš kampo gilyn. Paleisim ant dugno, pažiūrėsim, kas ten bus. Nu, va, su bauta pabandysim. Oi, kas čia dabar užsimetė man. Nu ir ką, ir nieko, vieną captelėjimą turėjau ir daug baigėsi. Tai va ten toliau pabandyti. Nu, tai einu šitą pusę tada, kaip sakė. Nu, jeigu ką, nežvino. Nu, čia turėtų būti šeriukų. Gražios žolės yra. Nugi turėtų kaip žuvis aktyvi. Aukšlės tiesiog kaip verdančiam vandenį, sakytum. Lipo iš vandens, šokinėja. Ir nieko. Ir nieko. Nu, užsikaprizino žuvis. Nu, kažką reikia šokiruojančių, žalę dėsiu. Štai tokį žalę. Gerai matosi, kaip ir baltas, bet tai gal per gerai matosi. Kita bėda. Bet pirštai tai jau šąla jau. Kiek čia +4 laipsniai dabar. Yes. Na, turbūt čia slidu. Ten vos neprisiplojau. Ir gylio čia nėra. Pasibandom. Nebandysi, nepagausi. Taip, laidai toli, metam. Puk. O, kaip. Kur mano ešeriukai net neateina pasižiūrėti. Nu gerai.
Štai ežero kryptis. Į ežero pusę. Nu ką, einam toliau ieškoti vietų. Tokia vietelė. Ir ką šaunam. Ne kažką, vėjas čia nupučia biškį. Teks palikti. Nu, sėkmingai persirišim. O štai mes ant tilto. O kas po tiltu? Vien žolė. Nu, žolės kraštas. Čia ir praveskim vieną, pabandom. Ne, nelabai tikiu šitą vietą. Einu toliau nuo kranto. Nu, priėjom dar vieną vietelę. Privalumai, metimas pavėjui. Toliau kas čia yra smėliukas. Nu, skrenda taip, 10 metrų 10 užmečiau. Bet tiek, kiek gaudau, tai 2 captelėjimus turėjau. Pačiam priekį ten aukšlė. Ir kuoja va ten prie to namo. Ten prie to. Bet ta kuoja tai praktiškai kaip iš bačkos, iš viršaus. Pamačiau aš ją. Patampiau panosį, nu, paragavo, bandė captelt. Tokį šviesią violetinį pasirašau. Jau 4 spalva. Matau kuojų būrį. Tai jau kažkokios vilties yra. Tik kur jūs žuvelės, žuveliokai. Aš jau pilnau atvažiuosiu, pagausiu virš 10 ešeriukų, vieną kitą kuoją. O realiai ką? Nu, 0 kaulikas, 0. Bet čia žuvies mačiau, čia. Oi, kaip čia viskas traška braška. Neblogai, čia gilu, kokie 4 metrai turbūt galio laivo. Opa! Pagavau žuvį! Štai kokia gražuolė. Va. O! Varyk. Oi. Nu, 2 pirštinės. Bet pagauta, pagaliau. Bet šiaip turėjo nelyt prognozės, turėjo lyti nuo 2. Nugi ilgai skęsta, dar vis skęsta. Nu va, dugnas. Taip. Nu, planavau 10 pagauti. Turėtų būti, tai dabar liko 9. Na, kaip taip nekimba, tai čia nebus ką ir parodyti kitiem. Tai kaip pabuvimo gamtoje. Gylis tai geras, o dar skęsta. Nu, pasiekė dugną. O turbūt tikrai kokie 4 metrai. O,
Nu, kas čia toks? Nu štai. Nu štai kokia puikiai koja. Va. Štai kokia žuvis. Graži, sveika, varyk. Patinka. Ir kibimai ne ten giliai, va čia, tarp laivų, beveik per centrą šito. Nieko. O triukšmas. Pritrūko varna. Užsidėjau raudoną poliarisą 3 centimetrų. Gal su juo kas įdomesnė? Žuvis paviršiui, vedu paviršium neįdomu niekam. Perėjau į kitą vietelę. Kažkaip sunkiai su ta žuvimi. Ne kibadienis matyti šiandien. Šiandien spalio 28 šiandien. Ar tikslinga man toliau eiti? Gal reiktų pabandyti nueiti, kas ten per tą tiltą ir pažiūrėti prie pilies. Kitam kartui bus, aišku, žinosiu. Nu, darom ekskursiją. Opa. Štai, prašau. Nu, pirmin. Va. Va koksai. Neatlaikė. Po šitom žuvelėm apačioj buvo. Plika akim užmačiau ešeriukų mažų. Na, žiūrim, kokį bandituką iš apačios. Nulis emocijų, nulis. Nu, vien žolė matosi apačioj. Dar raudono whitebaito nebandžiau, ko nebandžiau. Gerai, dedamės tą raudoną. Štai tokį raudoną. Ne, net nereaguoja tą raudoną. Na, ne kibadienis. Visiško nulio nėra, kažkaip pasisekė. Einam paieškosim, apeisim pilį. Atvaro diviziją. Nespėsiu privesti masalą, kaip sulėksi čia. Vėjas pakyla. Nu, einam, apeisim. Apeisim Trakų pilį. Irgi laimikas. Bet kiek raudonų plytų lieka visur. Buvo banditas mažas vienas. Nu, okei.
Nežinau, ar pavyko nufilmuoti, tai vienas mažulis įsisegęs. Nu, gražių kojyčių prie to 2 akmenų. Nematau, aš masalą savo, neįsivaizduoju, kurį vietą jis eina. Net laikė. Palauk, aš išseksiu, gražiau geriau. Va, priešuolis. A jūs pagavot kažką? Jo, kažką. Kas čia? Šok? Akušok mažas. Nu, persirišau. Nu, ką, smagu. Nu, einam toliau. Nu, prieš keliaujant namo, tai dar į tas vietas, kur kybo. Pažiūrėsim dabar. Šiek tiek didesnis masalas. Ant vandens paviršiaus aktyvumo žuvies praktiškai nulis. Nu, toks jausmas, kad prisilietimas buvo. Nu, pabandom dar kartą. Ne, nebuvo. Nu va, pirmin einant, čia nieks nekybo. O atgal einant, turėtų čia būti kažkas tai. Nu, nieko. Nu va, koks lietus ateina. Ar čia verta eis bandyti toliau ar ne? Nu, pabandom. Nu, gal į ten. O, kokie garažai. Čia, matyt, šitoje vietoje mes ir baigsim savo žvejybą. Grįšim į automobilį ir važiuosim namo. Nes kažkaip čia ne kažką. Labą dieną. Tai ką, žuvį yra? Kas? Žuvį. Žuvis? Jo. 5. 2 kuojos, 3 ešeriukai ir viskas, daugiau nieko.
O, prašau. Nu, papozuok gražiai. Oi, pikčiūrna. Koks pikčiūrnas yra. Sugalvoju, užsidėsiu juodą. Nu va, išsipainiojom. Ir žiūrim. Nu, okei, juoda netinka. O didumas. Keptuvinis. Na tai apibendrinant šitą visą žvejybą, išvažiavau su mažiau kaip 10 nepagausiu. Nu, pasirodo, čia ir 10 pagauti reikia pasistengti. Kiek čia 5 ar 6 žuvytės pagautos. Bet šiaip čia daug vietų, kur galima pamėtyti, pavaikščioti. Čia toks turizmas, kad eini ir eini. O čia visas tas kraštas. Bet ant tos kojos tarp tų laivų. O, kibimų turėjau. Kojos tarp tų laivų. Už pilies. Ešeriukų kažkokią buveinę aptikau. Va, ir visai neblogai šiaip. Laikas gerai praleistas. Turbūt vasaros metu, tai čia kai daug laivų vandenį, daug turizmo vyksta, matyti ant tų komercinių pasiplaukiojimų, tai ne kažką. O dabar, kai oras atvėso, tai tik kad žuvis nekimba atvėsus orai. Tai matyt ką, dėkui šitam ežerui. Ir tau šunelį dėkui už kažką tai, šiaip. Va ir matyt reikia tuo baigti. Pasižvejojimą šitą, pasibuvimą gamtoj. Tai matyt tam kartui tiek. Ačiū. Dėkui visiems, kurie žiūrėjo lygiai taip pat. Už kantrybę. Tikiuosi įdomus turinys buvo. Tai ate, sėkmės viso. Bye.